Taigi mažas disclaimeris, tiesiog norėčiau jūs įspėti, kad šiame video bus susirašinėjimai lenkų kalba ir jeigu jūs esat netolerantiškas šiai tautai, galit iš karto išjungti šį video. Jeigu viskas jums tinka, tęskit ir žiūrėkit toliau. Ačiū jums labai. Taigi, sveiki visi, su jumis aš Adriana ir šiandien filmuoju savo naują video. Ir taip jūs paklausit, kur aš buvau, bet aš nieko nesakysiu, aš tiesiog galiu pasakyti, kad aš sirgau, man buvo blogo, idėjų nebuvo ir va. Bet šiandien man atėjo inspirationas padaryti naują video ir taigi dabar aš jums paaiškinsiu, kame visai esmė. Gal jūs žinot, gal ir ne, bet šiuo metu internete yra toks trendas, labai populiarus videotipas, kur žmonės tiesiog rašo random dainų žodžius kažkam savo draugams, nežinau, tėvams, ten, sesėms, broliams ar panašiai ir taip juos prankina ir aš nežinau, jie tiesiog gali pagalvoti, kad ten kažkas kažkam patinka arba ten kažkas kažką pridarė ir panašiai. Tai va, aš irgi šiandien prankinsiu ir man rodos toks video pirmas yra lietuviškam YouTube. Idėją aš paėmiau iš užsienietiško YouTube, taigi galite man nerašyti, kad aš pavagiau idėją. Tai va, ir šiandien aš prankinsiu savo draugą. Draugą, kuris man nepatinka, jis yra man tiesiog draugas, ta prasme, aš ten neįsimylėjus ir panašiai jo, bet tiesiog jis yra vienintelis, kuris galbūt neprigaus manęs, tipo, kad aš jį prankinu ir panašiai. Tai va, ir kadangi pas mane visi draugai yra lenkai, neaišku, yra ir lietuviai, bet tokie draugai, su kuriais aš artimiausiai bendrauju, yra lenkai, aš rašysiu lenkiškai, kad jie tiesiog nesusiprotėtų ir ta prasme, ir nieko tokio neįtartų, kad aš prankinu ir panašiai. Tai va. Taigi gerai, pradedam ir aš jums parašysiu vertimą. Specialiai jums parašysiu vertimą, kuriame jūs suprasit, ką aš jam rašau. Taigi, pradedam. Ok, ką aš galiu dabar pasakyti? Taigi, aš prieš save turiu kompiuterį, nes čia yra surašyti žodžiai ir aš rekordinsiu savo, ir čia kažkur galės matyti mano iPhone screeną. O, jis jau man pradeda klaustukus rašyti, po kas atsitiko, nes aš jam parašiau, kad labas, reikia pakalbėti, tuoj grįšiu ir panašiai. Tai bet aš tada visą šitą kamerą stačiau ir panašiai. Taigi, pradedam. Tiesą sakant, aš labai bijau, nes aš nežinau, ką jis pagalvos. Tai va, bandom. Aš parašiau, kad aš tiesiog noriu nukristi. Nukristi. Jis nesupranta turbūt, ką aš turiu omeny. Nu, bet tegul. Mes nesam taip arti, aš jam parašiau, žmonės, man žiauriai nejauku, tiesą sakant. Sorry. Tai gerai. Aš parašiau, o maga, pažiūrėk, ką tu pradėjai. Aš parašiau, kad tarp mūsų auga temperatūra, nes tokie žodžiai, ką aš padarysiu. Aš žinau, kad aš verčiu ne per geriausiai. Palauk, kuris pradingo? What the fuck? Kas čia per šūdas? Kas? Jis nesupranta, ką aš turiu omeny. Jis sako, ką tu nusišneki, tipo. Na gerai. Aš parašysiu. Ar tai atsitiks? O, Snapchatai ateina. Puiku. Nu, davai, žmogau. Jis rimtai žmonės, jis nesupranta, man žiauriai nejauku, tiesą sakom, dabar man yra žiauriai nejauku, bet, nu, ką žinau. O. Karoči, jis nesupranta, gerai. Aš parašiau, kad aš einu prie pačio svarbiausio dalyko, nes jis manęs nesupranta ir man rodos, jis toj mane pradės ignorint. Aš parašiau, kad aš esu žiauriai wild ir, tipo, ne, pala, aš biškai blogai pervedžiau, nu, bet koks skirtumas. Nu, karoči, gal jis supras, aš nežinau. Sorry, žmonės. Tipo, davai mažiau kalbų ir daugiau prisilietimų. Aš jam parašiau, nu, pažiūrėsim, kaip reaguos. Atsiprašau, kad aš taip reaguoju, man tiesiog žiauriai nejauku, man dar niekada taip nejauku buvo. Jam juokinga, karoči. Nu, jo, aš jums rašau, aš nežinau, žmonės... Gerai, aš dabar parašysiu pirmą dainos eilutę, tai va, gerai. Aš parašiau, kad jis man patinka, nu, tipo patinka, aišku, bet... Biškutį pakeičiau, nes ne čia aš negaliu rašyti tokius lenkiškus žodžius, nes jisai kažką įtars. O kol kas aš jam rašau tokia kalba, kokią mes su juo bendraujame. Tai va. Jis jau daugiau nežiūri mano SMS. Man rodos, jis išsigandau arba dar kažkas. Aš nežinau.
Tai va, tuoj mes pasižiūrėsim, kaip viskas vystysis toliau ir kaip viskas, kokia bus šito viso dalyko eiga. Nu, peržiūrėk tu jau normaliai, žmogau. Nu, jis neišėjo, nu, jis išjungė. Viskas offline. Offline! Nesuprato žmogus, nu. Gerai, parašyk, kad čia buvo prankas, nes žmogus nesuprato, ką aš turėjau omeny, blemba. Dabar, jeigu aš sušiksiu savo bendravimą su juo, tai bus gerai. Einam toliau. Su tą pačią dainą. Bandysim prankinti kitą žmogų. Vat, žmonės, nu kas čia per... Peržiūrėjau. Aš jam rašau, kad aš jam noriu kažką pasakyti. Tai, nu, jūs jau patys supratot, apie ką aš čia kalbu. Gerai, bandom. Aš jam rašau, kad tik prašau, kad išklausyk manęs, tipo... Jep, išklausyk. O, tiesą sakant, žmonės, mano kojos tiesiog dreba. Tai va, gerai, pradedam ir vėl. Aš jam parašiau, kad aš tiesiog noriu nukristi. Tai va, jis turi pagauti gal biški kažką. Jo, taip, prikolas. Ir aš su šito žmogumi, draugu, nebendrauju dabar visai, tai aš tikiuosi, kad jis nesupyks, kad jis bus mano vlogė. Rašo, nuo kada tu tai? Atsiprašau, ko aš čia dabar su manim? Tai va, jis rašo, tipo, nuo kada tu tai? Nu, kaip čia tau paaiškinti? Nuo niekada. Nu, bet vlogui nuo šiandienos jo. Aš parašiau, kad žiūrėk, ką tu pradėjai, nes yra tokie žodžiai. Man rodos, kad mano draugai manęs nekęs po tokių dalykų. Tai va. Jis man parašė, aš nenorėjau, bet gyvenimas yra žaidimas. Tai jau. Gyvenimas gal ir yra žaidimas, bet aš šiandien su tavim žaidžiu. Biški mind gamesus. Jis man parašė, kad aš parašiau, kad tipo, temperatūra kyla ar kažkas atsitiks, jis rašo, aišku, kad atsitiks. Gerai, aš parašysiu, kas, tipo, kad palaikyt biški mūsų konversaciją, mūsų pokalbį, nes, klausykit, bet biški awkward. Nežinau, kiti žmonės, kada daro tokius prankus, jie jaučiasi kažkaip blogiau, bet man kažkaip biškutė nusišikti, atsisako, pažiūrėsim, kaip bus čia. Aš jam parašiau labai įdomią frazę. Labai tokią... Jis man rašo, kad tu su manim net Lietuvoje nenorėjai susitiks. Kokie dar prisilietimai. Gerai, aš jam parašiau, kad aš esu biški wild, bet aš žinau, tipo, kad tu to nori. Tai va. Wild dangerous, ne wild. Tai va. Gerai, aš nežinau ką aš jau dabar random frazės iš dainos tiesiog mėtau. Atsiprašau, bet jau pažiūrėsim, kaip čia kas bus. Aš galėjau paprankinti ir mamą, ir sesė tai žino, kad aš darysiu tokį pranką. Draugai gal nežino, bet aš tiesiog noriu pažiūrėti, kaip kiti reaguos. Jis man parašė, kad jau tipo per vėlu, nes aš jam parašiau, kad aš nenoriu, kad matytų jo draugai ir panašiai. Bet ir jis parašė, kad jo draugai jau matė, tai aš klausiu, kokie draugai, tipo, what the fuck. Aš jam parašiau, kad aš padariau labai daug klaidų, dėl to svarbu, kad viskas mums pavyktų. Tai jau. Ir jis man parašė, kad jo draugai užėjo telefoną ir pamatė viską taip. Tai kažkokių būdų tai tapo meilės prisipažinimu, kur meilės tai nėra. O yra tiesiog prankas. Na gerai, tęsim. Gerai, aš jam dabar parašiau, kad aš taip ilgai laukiau, kol tu padarysi pirmą move, kad tu parodysi man. Karočiui, jis suprato, apie ką aš kalbu. Nes jau labai sunku į lietuvių kalbą išversti, ką tu rašai lenkiškai, nes ašgi esu lenkė. Ne, ta prasme, taip aš esu lenkė, bet visi fain. O, gerai parašė. Tu gal girta, nes tu neturėtum būti, jeigu mums viskas pavyktų. Ir tai ne tavo rašymo stilius. Plus, tau patinka linksmi vaikinai, ne tokie kaip aš. Aš jam numesiu savo fotkę. Taip pat aš jam numečiau savo fotkę, tokia, tipo, liūdna, tipo, kodėl? Gerai, viskas. Tęsiam toliau, nes
Čia žmogus tikrai pakibo jau ant kabliuko, tai mes pažiūrėsim iki ko viskas dais. Pasakyk man, ko tu čia atėjai? Nes mylimasis aš daugiau negaliu laukti. Tipo, jo. Ne, ką jau šiaip. Na, Lenkijoje susitiksim ir viską aptarsim. O kas susijęs su pirmu žingsniu, tai aš patylėsiu. Plius, pas ką aš atėjau, jeigu aš turiu išeiti. Ir jeigu tu juokauji, tai labai negražu iš tavo pusės. O jeigu ne, tai bus kita kalba. Taip, žmogau, aš prikolinu ir aš labai atsiprašau, kad aš darau tokį dalyką, bet tu tiesiog vienintelis, kuris online šeštadienio vakarą, dieną. Ir jo, ir aš tu dėl to rašau ir aš žinau, kad tu man visada atrašysi, tai jau. Jau patark, ką padovano draugui gimtadienio proga. Turim tai, žmogau? Čia to žmogus meiliai prisipažįsta, o tu man klausi, ką draugui padovanot gimtadienį. Ką? Karočią, čia buvo total friendzonas, gerai. Aš jums, karočią, rašau, kad sorry, mylimasis, bet viskas, čia buvo prankas ir tu man nepatinki. Aš jums parašiau, kad čia buvo prikolas ir tu man nepatinki. Aš žinau, kad gal biškutį per žiauru, bet žmogau, jeigu tu mane friendzonin, tai aš irgi tavęs sufriendzoninsiu, tai BOOM! Taigi, ačiū žmonės labai, kad žiūrėjote, tikiuosi jums šis video patiko ir nepagailėkit man laikų, nes darau pirmą tokį video, turbūt toks video yra tikrai pirmas YouTube'e ir tikiuosi, kad aš jums pralinksminau. Žinau, kad prankai neišėjo tokie, kokius aš tikėjusi padaryti, bet kažkas vis tiek išėjo ir kažkas mane vis tiek užfriendzounino, kaip visada ir būna. Tai va, kaip jau sakiau, ačiū visiems, kad žiūrėjot, labai jūs myliu, ačiū už jūsų palaikymą, pasubscribinkit, jeigu norit matyti daugiau tokių video. Ir jeigu mes surinksim 1000 laikų ant šito video, aš padarysiu naują tokį video, naują padarysiu tokį video ir tada prankinsiu jau kažką kitą. Jo, galbūt net ir jūs, kurie mane žiūri. Pažiūrėsim, tai va. Praeitam video aš surinkau 1000 laikų, šitame aš irgi tikiuosi surinkti, taigi manau, kad mums pavyks ir šerinkit šitą video. Tiesiog komentuokit, ar jums patiko, ar jums ne. Ir žinokit, kad aš jūs labai visus myliu. Ačiū visiems. Su jumis buvau aš, Adriana, ir linkiu visiems gero vakaro.